Posėdį dalyvauja visi keturi. Vytautas Jucius, kaip žinote, buvo išrinktas į Seimą ir atsisakė tarybos mandato, tai ir taip pat nebeteko galintis dalyvauti komiteto posėdžiuose. Tai visiems buvo išdalinta darbotvarkė, tai susipažinote, galim pritarti darbotvarkei bendrų sutarimų. Tai pritarėm bendrų sutarimų. Pirmas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialų turto nuomos sutarties nutraukimo. Pranešėja Ramunė Rumšienė. Prašom, pranešėja. Labas rytas. Pristatau tarybos sprendimo projektą, kuriuo prašoma nutraukti prieš terminą šalių susitarimu 23 metų sausio 16 dieną pasirašytą savivaldybės ilgalaikio materialinio turto nuomos sutartį. Paslaugų paskirties negyvenamosios patalpos grožio salono esančio Basanavičiaus gatvė 423 Šilalėje nuomos, kadangi nuomininkė pateikė prašymą ir planuoja patalpose veiklų nebevykdyti. Prašom pritarti parengtam sprendimui. Ačiū pranešėjai. Turit klausimų pranešėjai, pasiūlymų, pasisakymų. Tai galim pritarti bendrų sutarimų. Pritarėm bendrų sutarimų. Antras darbotvarkės klausimas dėl leidimų išnuomoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančias patalpas. Pranešėja Ramunė Rumšienė. Prašau, pranešėja. Parengto sprendimo projekto tikslas - priimti sprendimą dėl visuomeninės paskirties patalpų nuomos viešo konkurso būdu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre. Veiklos pobūdis maitinimo paslaugų veikla, baigėsi 10 metų laikotarpis. Buvo pasirašyta sutartis savivaldybės kultūros centro ir UAB Alnigra. Ir prašo dabar po 10 metų laikotarpio skelbti viešą aukcioną, kurio pradinė kvadratinio metro nuomos kaina buvo 84 centai už kvadratinį metrą ir dabar yra paliktas toks pat. Prašom pritarti parengtam sprendimui. Ačiū pranešėjai. Turite klausimų pranešėjai? Pasiūlymų, pasisakymų, nematau, tai galim pritarti bendrų sutarimų. Taip, bendrų sutarimų. Trečias darbotvarkės klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančius ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai. Pranešėja Ramunė Rumšienė. Prašau, pranešėja. Parengto sprendimo projekto tikslas - perduoti Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandros Stulginskio gimnazijai jos patikėjimo teise valdoma ilgalaikį ir trumpalaikį materialų turtą. Šiuo metu turtas yra jau perduotas, kaip matėt, yra stalai ir mokyklinės kėdės. Prašome pritarti parengtam sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Ar turit klausimų pranešėjai? Pasiūlymų, pasisakymų? Nematau. Tai galim pritarti bendrų sutarimų. Pritarėm bendrų sutarimų. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl ilgalaikio materialinio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėm ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Pranešėja Ramunė Rumšienė. Prašau. Parengto sprendimo projekto tikslas - sutikti perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialinį turtą. 11 vienetų vidutinio našumo nešiojamųjų kompiuterių su operacinėmis sistemomis, pelėmis, jungtimis, kompiuterių įkrovimo stotelėmis bei 133 vienetais nešiojamų kompiuterių su pelėmis. Priėmus nurodytą turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, jis bus perduotas bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise, naudojant turtą gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas, laboratorinė įranga, priemonėmis ir kompiuterinė įranga. Prašom pritarti parengtam sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Turit klausimų pranešėjai?
pasiūlymų, pasisakymų. Nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu. Pritarti bendru sutarimu. 5. darbuotojų klausimas. Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą valstybės nuosavybėm. Pranešėjai Ramunė Rumšienė. Parengto sprendimo projekto tikslas perduoti valstybės nuosavybėn Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Žemės sklypas su jame esančiu pastatu muziejumi ir jame įrengta muziejaus ekspozicija, inžineriniais statiniais, keltuvu neįgaliesiems. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant Vytauto Didžiojo karo muziejaus raštą dėl Dalios Grikevičiūtės namo muziejaus. Planuojama, kad valstybės nuosavybėn perdavus turtą bus rengiamas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas ir turtas bus perduotas Vytauto Didžiojo karo muziejui, kuris pagal savo veiklos tikslus muziejų tinkamai įveiklins, atverdamas lankytojams, dirbant šviečiamąjį ir edukacinį darbą. Prašom pritarti parengtam sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Klausim pranešėjai. Pasiūlymų, pasisakymų. Nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu. Taip, pritarim bendru sutarimu. 6. darbuotojų klausimas dėl valstybės nuosavybės teisę priklausančių turtų nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai Ramunė Rumšienė. Prašau pranešėjai. Parengto sprendimo projekto tikslas nurašyti ir likviduoti dėl sugėdimo ir nereikalingumo pripažinto netinkamu negalimu naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą. Pritarus sprendimų projektui, jame nurodytas turtas bus nurašytas ir likviduotas. Prašom pritarti. Ačiū pranešėjai. Turit klausimų pranešėjai. Pasiūlymų, pasisakymų. Nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu. Pritarti bendru sutarimu. 7. darbuotojų klausimas dėl pripažinimų nereikalingų arba netinkamų negalima naudoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių nekilnojamo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo. Pranešėjai Ramunė Rumšienė. Prašau pranešėjai. Parengto sprendimo projekto tikslas nurašyti, išardyti ir likviduoti pripažintą netinkamų negalima naudoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą adresu. Pastatą gyvenamąjį namą, pastatą kiemo rūsį, pastatą ūkinį pastatą, kitus inžinerinius statinius. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į statinių priežiūros atveju ar galimos avarinės būklės požymių nustatymo komisijos pateiktas vertinimo išvadas ir yra parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl Šilalės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamo turto pripažinimo nereikalingų arba netinkamų negalimų naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Prašom pritarti parengtam tarybos sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Turit klausimų pranešėjai. Pasiūlymų, pasisakymų. Nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu. Pritarim bendru sutarimu. Taip, 8. darbuotojų klausimas dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Šilalės vandenys įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjai Ramunė Rumšienė. Prašau pranešėjai. Parengtas sprendimo projekto tikslas investuoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą nurodytą šio sprendimo priede kaip savivaldybės turtinį įnašą į UAB Šilalės vandenį. Vandenys įsigijant 2590 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas, nes nuo 2022 m. spalio 27 dienos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo reglamentuota, kad paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti paviršinių nuotekų tvarkytojai. Kai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui. Prašom pritarti parengtam tarybos sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai. Turit klausimų pranešėjai. Pasiūlymų, pasisakymų. Nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu. Taip, pritarim bendru sutarimu. 9. Dėl informacijos. Kuriuos važiuoja 7 gal
gal minučių bus, aš skambinau, sakė, aš 15, bet jau skambinau prieš 5 minutės. Negalvoju, kad jis taip greit. Tai gerai, tada galim palaukti daugiau. Tada Važiuos turim informacija. laiko, kitas informacijos nėra, kita informacija dėl kito posėdžio. Ar visi dalyvauja kitam komitete? Ar esate kažkokius Algirdas yra? Na jau jie Dar luktis turi. pažiūrėsim. Valandas skirta? Jo. 5 minutės. Turi gal statistikos. Nu jau, susigadina, jau jisai būtų 9 minutės bus užtrukęs. Tai galim pertraukėlę, einam į namelį.